Nauji metai, naujas aš, pasakė DJI, žengdamas į šios 2025 metus. Ir vos praėjus 2 savaitėms pasitinka mumis su naujovėmis, o tai yra DJI Flip dronas. Pastarojo metu apie šį modelį buvo daug kalbama, o žinomas dronų bendruomenės entuziastas Jasperas Ellensas X platformą pasidalino intriguojančiomis detalėmis. Jo manymu, DJI Flip bus naujos kartos sulankstomas dronas, skirtas užimti Mini 5 vietą. Be to, jis turės pažangę DJI O4 vaizdo perdavimo sistemą ir tikėtina naudos LiDAR technologiją. Tad šioje apžvalgoje išpakuosime jį, pasigilinsime į specifikaciją, tad likite su mumis ir sužinokite, kągi slepia šis naujas DJI Flip dronas. Čia turime Fly More kombo komplektaciją, į kurią eina krepšys, atsarginiai propeleriai, laidai, žinoma instrukcijos, RC2 pultelis, baterijų krovimo stotis su 2 papildomis baterijomis ir žinoma pats dronas. Kaip matome, dizainas yra išties išskirtinis, propeleriai yra gerai apsaugoti ir jau kaip tikriausiai pastebėjote, DJI Flip sveria 249 gramus, o šitas skaičius yra labai būdingas mini serijos dronams. Tai galime manyti, kad tai bus konkurentas vienam iš jų. Na, dabar pažvelkime jau giliau į drono specifikaciją. Visų pirma, kamera. 1.1.3 colio atsmos sensorius, 48 megapikselių, 1.7 diafragma, 24 mm objektyvas, su 3K raiška iki 100 kadrų per sekundę bei galimybė filmuoti vertikaliai. Baterija suteiks iki 31 minutės skraidymo laiko tobulomis sąlygomis, turi 2 GB vidinę atmintį, dialogam spalvų profilį, O4 vaizdo perdavimo sistemą. Kalbant apie kliūčių aptikimą, tai situacija nėra įspūdinga. Turi tik vieną priekinį 3D infraraudonųjų spindulių sensorių. Panašiai kaip ir DJI Neo, turi supaprastintą valdymą, kur tiesiog ant pačio drono paspaudę pasirenkate reikiamą funkciją. Negana to, naudojant DJI Fly programėlę, galėsite valdyti droną netgi balsu. Na, iš pirmo žvilgsnio kažkokių tai labai ryškių išskirtinumų sunku pastebėti. Daugumą parametrų jau esame matę ir kitose dronuose, bet labiau panagrinėjus galime pastebėti, kad Flip yra labai artimas Mini 3, šie dronai turi labai daug panašumų ir tik kelis esminius skirtumus. Flip mažiau kompresuoja vaizdą, dėl ko yra išsaugoma daugiau detalių, išsaugoma daugiau kokybės. Mini 3 suteikia daugiau skraidimo laiko, Flip naudoja naujesnę O4 vaizdo perdavimo sistemą. Mini 3 neturi jokios iš viso kliūčių aptikimo sistemos. Kitas Flip privalumas tai yra lengvas išlankstymas prieš skrydį ir lengvas sulankstymas po skrydžio. Tuo tarpu Mini serijos dronai, tie kas naudoja, žinot, kad kartais užtrunka laiko ir būna labai nepatogu sugaudyti propeleriukus ir prisegti tą silikoninę juostelę. Bendrai tariant, manau galime daryti išvadą, kad Flip yra patobulintas Mini 3 variantas su Neo dizaino elementais. Pabaigai maloniai kviesčiau įsitraukti ir jūs, mieli žiūrovai, į mūsų augančią bendruomenę. Komentuokit, klauskit, galbūt yra kažkokių tai temų, apie kurias reikėtų pakalbėti, galbūt ateityje surengtame kokias varžybėlės, galimybės yra begalinės, taip kad kalbėkime, diskutuokime, mes jūsų laukiame. Viskas. I'm out.